Sveiki, šiandien aš jums parodysiu tokią ataskaitą ir pakomentuosiu, kaip man vyksta mano naujame projekte. Kodėl sakau mano naujame? Todėl, kad tai man yra naujas, bet projektas nėra naujas, jis jau gyvuoja 12,5 metų, dirba, taip kad laiko ir žmonių yra patikrintas projektas. Aš jį žinojau tikrai labai seniai, praktiškai nuo sukūrimo momento nesijungiau. Tuomet nesijungiau ir vėliau, kai man buvo siūloma keletą kartų. Tiesiog matyt, ateina savas laikas. Ir dabar pagaliau praėjus 12,5 metų aš sugalvojau prisijungti. Esu 3 diena, nes tai šeštadienį įvyko. Šiandien yra pirmadienis, prisijungiau šeštadienį. Dabar pirmadienis ir dabar esu kabinete, truputėlį aš jums pakomentuosiu, ką jūs matot. Tai yra viena iš programų, sukurtas, matot, 16 rugpjūčio, tai šeštadienį 16 startavau su 120 eurų. Galiu susimaišyti ir vis sakyti dolerių, nes iš įpročio, nes paskutiniu metu visų doleriais dirbom, tai iš įpročio galiu pasakyti dolerių, bet jeigu aš taip kartais pasakysiu ir nepasitaisysiu, tai žinokit, kad aš turiu mintyse eurus. Toliau važiuojam į apačią ir matom kitas apmokestinimas. Tai kitas mokėjimas bus 59 centai, euro centai ir išduota 57 euro centai. Kai tik tai startavau, tai 57 aš pasiėmiau ir jeigu pasižiūrėsim į apačią, čia pakėlus yra, matot, kopiečios 57 euro centai. Dabar aš eisiu ir pasiimsiu, kas man priklauso šiandien dienai. Čia ryte tai padariau, spaudžiau visus mygtukus ir dabar mano diena, 6 dienos per savaitę, visą laiką tai prasidės. Atsikėlus eisiu pasiimsiu pinigus, kurie man priklauso. Tai šiandien ryte ėjau pasiimti 59 euro centų. Važiuoju į apačią ir reikia paspausti, susigrąžinti kaip ten atlygį kažkaip. Paspausti mygtuką, ok, 2 kartus, ok, ir dabar jau žiūrim, kad kitas apmokestinimas tai yra rytoj antradienį, aš gausiu 62 euro centus. Piniginėje yra, kopiečiuose atsiprašau, išduota, yra 57 centai, piniginėje 59. Ką reikia eiti, apačioje yra kopiečios, irgi dar matot, yra 0,57 euro, ką reikia eiti ir pasiimti man iš piniginės tos 59 centukus, tai reikia paspausti mygtuką, kur po visa šita buhalterija, po visais skaičiukais yra veiksmai. Mygtukas ir tokie pinigėliai. Aš jį dabar paspaudžiu ir matysis, kai sukris visi pinigai, išimti premiją. Tie pačia pirmiausia, matot, laikrodis paėmė ir pasikeitė, kad lygiai po paros vėl reikės grįžti ir pasiimti pinigus, jau ten 62, man atrodo, centai. Dabar kopiečiuose yra euras 16, per 2 dienas, čia tiek uždirbo. Taip, 62 pasiimsiu rytoj, išduota euras 16 ir dabar persijungiu kitą programą FF. Dabar čia esu SFF 50. Irgi vėl matot, kada išduota, sukurta 16 dieną. Ši programa galioja 15 dienų ir šitie 50 eurų, jie yra užšaldyti 15 dienų. Ir matos, dienos viena iš 15. Nuskaičiuota 3,67 €, kitas apmokestinimas vėl 3,67 €, prieinama 3,67 €. Jeigu pasižiūrėsit po šitą buhalteriją, kur veiksmai parašyta, mygtukas yra neaktyvus. Jis bus aktyvus tik tada, kai praeis visos 15 dienų, kai programui matysis, kur dienos, viena iš 15, čia bus 15 iš 15, tada veiksmai apačioje, tas mygtukas, jis susiaktyvins ir aš galėsiu pasiimti pinigus. Tai yra visus 50 investuotų eurų ir plius palūkanas, kurios man užaugs per tas 15 dienų. Būtent šios programos SFF 50 palūkanos yra 10,1%. Dabar aš atėjau į kitą programą, tai yra
FF30 ir dabar reikia skaičiuoti atlygį. Va šitą mygtuką pirmiausia reikia pasispausti. Taip, atlikti skaičiavimus, ok. Matot, laikas vėl para laiko persijungė ir dabar kylam, aš jums truputėlį paimsiu, pakomentuosiu, kas čia pas mane yra dabar šiandien. Taip, automatiškai permetė mane, kai aš paspaudžiau FF30 programai skaičiuoti atlygį. Tai kadangi čia yra FastFlow, tokia programa ir Start, ir paprasta, tai jos visos iš karto aktyvuojasi ir laikrodis persiskaičiuoja. Ir mato, dabar mane gražino į SFF50 ir jau yra 2 dienos iš 15. Ir pasikeitė skaičiavimai, kad nuskaičiuota jau 7,34, jau tiek aš turiu pinigų. Ir dabar vėl kitas irgi prisipliusuos vis 3,67 €. Yra dar viena mano programa paimta SFF100. Matot, irgi startas 16 diena, irgi 2 dienos iš 15, nes šita F, kur yra SFF, tai jos visos yra 15 dienų ir visą laiką užsišaldo pagrindinė ta suma. 51 programa, kita 100 pasiėmiau, tai čia 100 yra investuota. Ir čia aš gaunu per dieną 7,14 €. Dabar jau viso yra 14,28. 13 dienų man liko čia pabūt, laikas labai greitai eina, sutinkat su manim. Ir sukris man ir investuoti pinigai, ir plus procentas. SFF100 mažesnis yra procentas. Gerai, dabar nesigilinam. Dar parodysiu vieną. FF30. Man jinai labai patinka, tik tiek, kad čia mažą sumą galima pinigų įdėti. Ši programa yra mėnesiui laiko. Tačiau čia yra išmokama pinigai vieną dieną. Jeigu SFF ten 15 dienų tu negali nusiimti, tai čia kiekvieną dieną gali nusiimti. Kitas apmokestinimas. $20. Visą mėnesį, kiekvieną dieną šitoj programai po $20 man įkrenta ir aš šitus pinigus galiu pasiimti ir laisvai išsivesti. 2 programos yra, kur aš galiu įsivesti pinigus iš karto, sakykime, į kokią nors kriptovaliutinę piniginę ar ten biržą, nesvarbu, aš to aišku nedarysiu, todėl kad tai yra mokesčiai, bet to tai netoks mano yra tikslas. Mano tikslas yra su investuotais pinigais susikurti pasyvias pajamas, dalyvauti dar ir kitose programuose, jų yra virš 20. Jeigu tai paskaičiuojam, tai yra tikrai galima susikurti taip sudėliojus pinigus, kad galim normalų atlyginimą pasidaryti. Mes galim papildomai užsidirbti, pagal kiekvieno poreikius yra. Visada rodau visiems ten, kur aš pati dalyvauju, kur aš pati esu. Vienose vietose išeina geriau, kitose vietose išeina prasčiau. Į Merkurijų aš pasiryžau ateiti, nes tai, kaip ir sakiau, tai yra laiko ir žmonių patikrinta. Dabar jūs žiūrit mano vaizdo įrašus, jūs skaitot mano informaciją. Tai nėra kažkoks finansinis patarimas. Aš nesu finansinis patarėjas. Kaip ir sakiau, rodau viską, kur aš pati dalyvauju. Jeigu jūs jungiatės kažkur tai, jeigu jums įdomu, jūs patys prisiimat atsakomybę dėl savo pinigų, dėl savo investavimo. Ir dabar, jeigu susigalvosit, jums patinka šitas dalykas, ką aš rodau, jūs sekat mane, norit paimti ir prisijungti, susisiekit su manim, tačiau tą galutinį sprendimą vis tiek jūs patys priimsit, kiek pinigų investuot, kur investuot, kaip investuot, todėl kad aš galėsiu parodyti, kokius mygtukus paspaust, pasakysiu, kokioj programai kokį procentą duoda, kur kaip uždirbti galima, bet jūs turėsit mokintis. Ir sakau, tą finansinę atsakomybę jūs patys prisiimat. Visada investuokit tiek, kiek nebijot prarast ir tiek pinigų, be kurių galit jūs paimti ir gyventi ten pusę metų. Tokią sumą investuokit. Man pačiai FastFlow labai patinka. Taip, aš ėjau čia ilgai. Žiūrinėjausi, nagrinėjausi daugiau negu 2 savaitės. Sunkiausiai buvo susidėliot, nuo ko pradėti, tas startas. Kokią pinigų sumą galiu skirti, kaip ir buvo paprasčiau sugalvot,
Bet kad gerai paimti ir startuot, tai va čia va reikėjo paimti ir, pasėdėti. Šiandien tada tiek dienai. Jeigu jums patiko vaizdo įrašas, jeigu jūs norit gauti tokias naujienas, nesat užsiprenumeravę mano kanalą, užsiprenumeruot. Gausit pirmieji informaciją. Jeigu norit užsiregistruoti, susiieškokit mane, ar ten tą žmogų, kuris jums davė šitą vaizdo įrašą. Jis tikrai jums paims ir padės. Dar noriu jūs visus pakviesti į Facebooko grupę ir pasakyti, kad Telegrame taip pat ruošiu kanalą, galbūt ir grupę, kur mes galėsim paimti ir pabendrauti. Todėl, kad Facebookas, mes žinom, labai blokuoja tokius dalykus. Nepatinka, čia yra jau sistema visa sukurta, aš dabar aišku nepasakosiu, kad neįsitęstų vaizdo įrašas tokiom trumpom temom. Aš manau, kad vis tik susikoncentruosiu ir paimsiu, padarysiu tokius vaizdo įrašėlius. Kągi, puikios jums savaitės, produktyvios savaitės, gausios gėrio savaitės. Sėkmės visiems ir laukiu visų kanale, laukiu visų Facebook'e, Messengeryje, asmeniškai ir iki greito susitikimo.